Labas, Pauliau. Labas, Ieva. Labas, žiūrovai. Taip reikia kažkaip rodyti, ne? Paulius mane Mes skirtingai padarėm. Vieni britai rodydavo lygtais taip, o vokiečiai taip, tai nežinau, kuris kuriuo. Tai gerai, kad taip dar neparodėm. Zaikis. Žiūrėkit, su mumi bus linksma, nes mes galvojam, kad į gyvenimą reikia žiūrėti su šypsena. Taip, stengtis maksimaliai, bet žiūrėti su šypsena. Bet iš tiesų vakar, važiuodama į Klaipėdą pas mūsų mokinius, klausiau audio knygą. Ir aš ją jau klausau turbūt kokį 4. kartą. Jo. Ir tai yra iš tikrųjų klientų aptarnavimo ABC, nors knyga ne apie tai, bet joje yra pateikiama labai daug įžvalgių dalykų. Ir vienas iš jų vakar, kuris man įstrigo, buvo apie tai, kad šypsena nuteikia kitus žmonės gerai. Ir nesvarbu, kad kartais mūsų nuotaika gali būti ne šypsenai, bet jeigu mes save užprogramuojam šypsotis, aplinka mums šypsosi atgal. Bet man rodos, netgi daryti yra tyrimai, kur paima žmonių grupė ir vienas visą laiką šypsos ir kiti užsikrečia, ten yra kažkas tokio. Bet tai net ir praktikoje, pasakyk. True. Aš kai būnu blogos nuotaikos, stengiuosi nebūti aplink žmonės, kad neužkrėsčiau blogą nuotaiką. Tai reikia, kai būni blogos nuotaikos, vadinasi, reikia šypsotis daugiau. Tai apie tai ir buvo kalbama iš tiesų. Tai šiandien dienos tema yra klientai ir... Besišypsantis klientai. Arba besišypsantys meistrai, kurie užkrečia klientus šypseną. Ir mes su Paulium net neprisistatėm turbūt. Paulius, Ieva. Jūs. Paulius, Ieva, jūs. Mes norime atskleisti savo patirtis ir norime pasidalinti įžvalgomis, kurios gali ir dažniausiai turi galutinėme rezultate daugiau klientų. Jo, tiek Ieva, tiek aš daug savo gyvenime bendrauju su žmonėm ir su skirtingais žmonėm, su naujais žmonėm, su grįžtančiais žmonėm. Ir vis tiek atsiranda tie vingiai galvoje, kurie labiau veikia arba kurie labiau neveikia ir tos visokios patirtis automatiškai jau. Kuriomis ir norim pasidalinti tam, kad, žinot, mes su Paulium, kuomet ruošiamės šitam visam reikalui, priėjom išvados, kad Lietuvoje mes turim tikrai nemažai mokyklų, pranešėjų, žmonių, kurie iš tikrųjų mokina techninį dalyką. Nesvarbu, ar tai yra kirpimas, ar tai permanentas, ar tai nagų lakavimas, ar tai kažkokia ten, nežinau, vadybos specializacija, specifika, ne? Bet mažai kas iš tikrųjų kalba apie tuos dalykus, kurie yra kitoj medalio pusėje, ne apie pačią paslaugą, bet apie tai, kas vis tik tais dažniausiai, man atrodo, išlaiko tą klientą. Taip, paslauga, ta prasme, paimkim kirpimą, jinai yra labai svarbi, bet ryšys su žmogumi, kurį tu susikuri, tau tą klientą padaro lojalų. Jo. Tai dažniausiai taip ir būna jo, kad ateina dėl kažkokių nuogirdų apie tavo kompetenciją, o išlieka dėl vaibo, kaip tu suvaibini su to žmogumu. Jo, čia aš labai mėgstu lietuvių liaudies patarlės, kaip ten sutinka pagal išvaizdą, išlydi pagal protą, ne? Tai čia irgi turbūt sutinka pagal tavo darbinę kompetenciją, paslaugos kompetenciją, o išeina jisai išsineždamas kažkokią tai emociją. Ir grįžta su ją irgi. Ir jo. Tai šiandieną bendrai mes pagalvojam, kad pasidalinsim savo patirtimis, blogom ir gerom, ir duosim šiek tiek intro į kitas temas ir kitus susitikimus, kurie bus daugiau gilesni skirtingom tematikom. Nes iš tiesų, mano suvokimu, klientai apima, šitas žodis, ar ne, apima labai labai daug. Nuo pritraukimo iki išlaikymo, nuo paslaugos papildomos pardavimo iki produkto pardavimo ir visų kitų dalykų, kurie, ką padaro, tai tiesiog pririša tą klientą ir jisai niekur nebepabėga.
tai tampa mūsų pastoviom pajamom. Taip. Tai gal pradėkim, laiką visiems, man atrodo, yra įdomu išgirsti blogas patirtis. Aš jau kai vieną prisiminiau iš tikrųjų iš kažkada pradžioj, bet ne savo netgi asmeninio, iš kolegos buvo. Tai atėjo pas mus kolega, kuris dirbo kitam barbershop'e, atėjo toks sunerimęs visas. Ir pasako, blemba, sako, atsiprašau, sako, prisidirbau, sako, atėjo naujas žmogus, taip gerai su juo sutarėm, atrodo, suvaibinom, taip viens kitą gerai supratom, labai buvo linksma, sako, pradėjau pasakoti, kokią ten kur žolę perku, kiek rūkau, ten panašiai, kokius dalykus ten darau. Ir paskui sužinau, kad tas žmogus dirbo policijai. Sako, dabar sako, aš taip bijau, sako, į darbą grįžti ir iš viso, sako, taip bijau gyventi, sako. Tai va čia tos ganai momentas, kur tu turi išjausti visgi tą žmogų, koks jis atėjo ir supras jo, kur jūsų pozicija viens kito atžvilgių vis tiek yra. Bet ar čia nėra ta dalis, kur daugelis iš tikrųjų yra linkę daugiau kalbėti apie save, patys meistrai, o ne visų pirma susipažinti ir išsiaiškinti, kas sėdi jų kėdėje? Nes greičiausiai, jeigu būtų užduotas klausimas apie to žmogaus asmeninį kažkokį gyvenimą, jo profesiją, šitas problemos būtų buvę galima išvengti. Tikrai taip, gal neetiška labai skubėti prisipažinti dalykus. Ateina naujas klientas ir jam kaip kunigui duodi, žodžiu, išpažinti. Buvau kaltas. Rūkiau žolę. Nu, šiuo atveju, kaip policininkui gerai, kad turbūt gerai gal baigėsi, ne? Niekas niekada nekalbėjo apie kitą pusę. Tai... Čia turbūt, žinot, kaip būna, kaip tenais, advokato ir kaltinamojo yra tas, kur neišduoda, ne, tai čia irgi su klientais. Čia turbūt pakankamai gerai apkirpo, dėl to jam nereikėjo nieko daryti dėl to policininkui. Bet būtų turėjęs pretekstą prisikabintą, ne? Jo. Kartais iš tikrųjų turbūt galima, nežinau, ar tu savo patirtyje esi turėjęs tokio, kaip čia, prisikalbėjimo, aš taip greitai negaliu sugalvoti, bet turbūt visą laiką pačioj pradžioj yra tas, kur tu nežinai, kaip įeiti teisingai į pokalbį su klientu. Ir čia yra turbūt nuo įėjimo iki tam tikrų temų. Kaip tu pats pradedi su naujų klientų pokalbį, tą ryšio mezgimą kažkokį? Gaunasi, kad su laiku išsigrynini savo kažkokius tos pirmus, kaip sakau, susigalvoti yra naudinga pirmus 3 klausimus, kokius ir kurie ištestuotų, patikrintų, kiek tas žmogus linkęs bendrauti, kiek atsiskleis ar kiek pasidėti tyli ir tuo pačiu, kad net tai nebūtų pakankamai keista situacija, kuris ateina ir nevyksta nieko, tai realiai aš visą laiką paklausiu, ar jisai pirmą kartą pas mus salone, automatiškai. Bet čia jau tu gauni naudą, kad ir tu gauni jo atsakymą ir tu sužinai, iš kur jisai atėjo, neretai pasisako, ne, tai tu gali rinkti atgalinį ryšį, iš kur apie tave sužino klientai. Tai čia turbūt mano toksai tas pirmas, o paskui, jeigu žmogus matau, kad linkęs yra kalbėti, būna paklausiu, ko jisai užsiema gyvenime. Ir nes tai labai daug atveria kelių, nes aplamai, jeigu esi smalsus žmogus, man visą laiką būdavo įdomu, kadangi pats veiki savo tą dalyką kažkokį gyvenime, o ten ateina žmonių, kurie visokius dalykus veikia, tai tų visokių klientų ateina, tai įdomu, paskui gali paklausinėti apie tą karjerą, apie niuansus to karjerą ir panašiai, tai toks atsiranda žaidimas bendravimo jo. Ar tu nemanai, kad iš tikrųjų, pavyzdžiui, paimkim, tu esi barberis, ne? Kad tu esi informacijos valdytojas ir iš principo tu turi tiek daug skirtingų klientų, kad tu net kartais turbūt juos vienus su kitais suvedi, nebūna taip? Būna jo. Nes aš taip kažkaip prisimenu iš savo karjeros ir net aš pas tave sakiau, Pauliau, gal ten turi kažkokį tai kasėją, nes mums reikia kažko, kas ten kažką kasa. Reikėjo kasėjo, gavom kasėją, reikėjo maisto gamintoją, turėjom maisto teikėją, reikėjo didžėjaus, turėjom didžėją. Tai toksai gaunasi, kad tie kirpėjai, ten tas spektras pažįstamų žmonių atsiveria nuo santechniko, turbūt iki kunigo, tai realiai ko reikia, tas būna. Tai visą laiką pradedi nuo tokių paprastų klausimų, iš kur tas žmogus atkeliavo, ar jisai pirmą kartą, kaip apie mus sužinojo ir tiesiog sekantis tai yra... Aš manau, tiek pakanka realiai, kad tu
išjaustum, kaip jisai jaučiasi. Okay. Visi yra mandagus, bet kokiu atveju visi ten atsakys, o ten pirmą kartą, o ten iš ten sužinojau. Bet jeigu paklausite tada vieno truputėlį šiek tiek asmeniškesnio, pavyzdžiui, kuo užsiema gyvenime, ten iškart viskas pasimato, ar žmogus nori bendrauti ar ne. Nes būna, kad... O kaip tu atskiri? Ar jis nori, ar jis nenori? Kartais būna tiesiog žmogus sako, ai ten kažką užsiemu. Viskas, arba ten, ai ten jis dirbu ligoniniai. Ir numeta tokį. Tai čia jau tas toksai, kaip labai sausas atsakymas, jo, tai jau čia būna tas tavo, šitas nelabai nori, kad lyščiau kažkur giliai. Jeigu būna labai sausas, sako, tada jo. Bet jeigu jis pradeda pasakoti, kad aš ten ir ten, tą ir tą, taip ir taip, tai tada jisai, kaip ir atidaro tą kelią. O jeigu būna per vidurį, būna tada kartais paklausiu, pavyzdžiui, šio laikotarpio, ar daug yra darbų, ar sezoninis labiau jaučia darbas, kažką tokio jo. Ir tada nustatai, ta prasme, iš principo, net ir turbūt vėlgi, net ir tie patys klientai, kurie būna bendraujantys, ateina tam tikrom dienom, kuomet jie nori patylėti. Jo, tokių tikrai yra. Bet aš dar pastebėjau tokį momentą, kada tie žmonės, kurie nori patylėti, jie galiausiai lieka pas meistrų, kurie linkia patylėti, kol dirba irgi. Nes tikrai yra kolegų, kurie, labą dieną, ar viskai kirpsimės kaip visą laiką, gerai, miau, visą gero. Ir tai irgi viskas gerai. Tai, bet mes turbūt prieinam tos tokios sąlyginės išvados, kad klientas renkasi ne visuomet paslaugą pirmoje vietoje, bet jisai renkasi ir specialistą. Jo. Tie, kurie nori patylėti, jie renkasi kažkokį tylesnį specialistą, tie, kurie nori paplepėti kažkokį galbūt daugiau kalbantį specialistą. Galop kaip vis tiek dabar ta mūsų Lietuvos rinka vis tiek yra labai maža. Tai tų specialistų labai daug ir daug gerai atliekančių paslaugų specialistų atsiranda. Tai tikrai kartais būna tokių momentų, kada žmonės renkasi, ai, nueisiu arčiau namų. Ten padaro gal čiut geriau, bet arčiau namų kur kas, nereikia važiuoti. Bet vis tiek padaro pakankamai gerai. Tai aš manau, tokių daugiau niuansų atsiranda. Kad... Iš tiesų, bet vis tiek, pasakyk, tvarkoj, aš sutinku, kad žmonės renkasi kur arčiau, kur ten, galbūt pigiau, galbūt dar kažkaip, bet vis tiek tu turi kažkokią bazę klientų. Jo. Kiek jų atkrenta? Dėl kažkokios lokacijos, dėl kažkokios kainos. Nes aš tikiu, kad per metų metus tu turi susirinkęs tuos žmonės, kurie nebėra jautrus kainai, lokacijai, tavo darbo vietos pasikeitimui, nes jie tiesiog nori su tavimi praleisti tą laiką. Jo, yra to. Vis tiek aš kadangi prieš tai dirbau, gyvenau Klaipėdoje, tai vis tiek dar turiu tėvą su sūnum, kurie iš Klaipėdos atvažiuoja kirptis pas manęs į Kauną. Okay. Tai vis tiek tas išlieka, jo, tinku. Tai, ta prasme, va tas ir gaunasi, ne, kad čia vat visą laiką man patinka ta dalis, kur kiek vis tik tais, ne, mes tos pačios paslaugos duodam ir kiek išsineša tas klientas ir kiek kokią reikšmę turi tas sukurtas ryšys. Nes, važiuoti 200 km dėl kirpimo, tai tikrai aš tikiu, kad Klaipėdoje, sorry draugas, bet yra meistrų, kurie gali nukirpti panašiai taip kaip tu. Bet čia yra visiškai tik tais tas santykis ir ryšys, kur... Jo, faktas vis tiek, mes esam socialūs gyvūnai, padarai. O tu esi pastebėjęs tarp kolegų tų žmonių, kurie visiškai nesugeba sukurti jokio ryšio su klientu ir šitoj vietoj, ar jiems sekasi? Ar jiems nesiseka? Bet aš net nežinau. Ar tai neturi reikšmės? Bet aš net nežinau, ar taip iš vis būna. Kad nesukuria ryšio. Jo, nes, kai esi pradžiojus, kad ir kokią ten tą paslaugą duotum pradžioje, kai tu nesi specialistas, dar būni susikausęs, ten neatsipalaidavęs, ten daug bijai visko, automatiškai tą ryšį sukurt sudėtinga. Bet tu, kai jau pabiškai, kai tu išsigrynini save, kai jau to laiko daugiau praeina, tu tiek tie žmonės susikuria. Tiek aplink tave atsiranda žmonių pagal tave. Juk nebūsi toks jau fainas ir išskirtinis pasaulyje, kad jau niekas nebūtų, kad mėgtų tave. Nemėgtų, ta prasme, tu toks taip blogai, kad niekas neina pas tave. Tavo tokia bloga psichologija, kad niekas neina pas tave.
Gal yra tokių, bet nežinau Mes tokių kolegų. tokių nepažįstam, bet Mes aš tokių manau, kad... Gal ir yra, aš nežinau. Bet čia turbūt, žinai, vat, iš tos serijos, kur, kai man paskambina potencialus mokiniai, jie sako, tai man ten 40, ar aš galiu tapti barberiu ten kirpėjų? Ir ką tu jiems sakai? Aš laiką užduodu klausimą, ar jums patinka žmonės? Nes iš tiesų tai yra neišvengiama dalis. Jo. Nes jeigu tu nemėgsti žmonių, o tu renkiesi visiškai naują sferą, kur yra žmonės ir žmonės, Jo. nu, tai ta prasme, tada tu gali ir išmokti, bet tai nereiškia, kad tu turėsi darbo ir turėsi klientų. Bet matai, kaip įdomiai, kadangi tu realiai daugiau ieškai potencialių ten mokinių ir panašiai, tu klausi, ar jums patinka žmonės. Taip. Aš, kadangi esu iš techninės pusės šitoj upės pusėje, tai pas manęs automatiškai būtų, ar jums patinka krapštytis paplaukus. Bet jie nežino, ar jiems patinka. Nu, aš taip galvoju, žinai. Aš tai, kad dar užduodu dar vieną klausimą, nu, arba tokį teiginį, po to klausimo apie žmonės, sakau, nu, nebent jūs turite 2 kairės rankas, tai tada gal jums ir nepasiseks išmokti, bet jeigu standartiškai turit kairę ir dešinę, tai tikėtina, kad jūs galėsite būti. Tai svarbiausia, kad žmogus turėtų 2 rankas. Dar nemačiau nei vieno su kojom kerpančio. Bet iš tiesų, dabar noriu pasidalinti į tą potencialių mokinių temą. Tikrai per praktiką, kiek jau 4 metai mes čia rengiam tos mokymus, yra buvę tų skambučių, kur paskambina ir, žodžiu, nu, ten užduoda kokį nors vieną techninį klausimą ir tada antras techninis klausimas būna, ar jūs man duosit modelių? Ir dabar, žinai, ką aš sakau, neduosime. Ir tada būna pip, pip, pip. Yra padėję tiesiog ragelį? Ne vieną kartą. Tai tiesiog padėjo ragelį, nieko nebesakė, padėjo ragelį? Wow. Nes ir aš tada galvoju, ačiū aukščiausias jėgos, kad tas žmogus paskambino ir jisai neateis mokintis. Nes man čia šitoj vietoje ir yra, žinai, tas toksai, dažnai mokiniai klausia, ar duosi modelių ir aš sakau, čia, kad hebra, jeigu jūs negalite susirasti modelių, nemokamai nukirpti, tai kaip jūs susirasit klientų? Tikrai. Ir mes grįžtam prie to pačio, ne, prie tos klientų temos. Bet aš galvoju, jo, kad nesvarbu, gal netgi tai kirpimas ar kitos panašiaus jo paslaugų sritis, nėra to greito kelio. Ten vis tiek užtrunka laiko, kada rastum tą žmogų, jį prisiviliotum, kad sukurtum su jo ryšį, kad tas ryšys taptų pakankamai stiprus, kad jisai būtų atsparus lokacijų keitimui, kainų keitimui. O kiek laiko? Kiek laiko tu manai užtrunka susikurti tą ryšį su žmogum? Nes aš dabar irgi esu girdėjus vieną darbuotojo, vieno žmogaus žodžių patirtį. Taip jisai sako, jo, tai aš jau 2 metus dirbu, bet aš pakeičiau vietą ir aš atsisveikinau su 70% klientų ir aš galvoju, wow, tai yra. Bet šitas, jo, kaip tu sakai, ar jums patinka žmonės? Nes vis tiek kartais nueina žmonių į kažkokią tai aptarnavimo sritį, bet jie nueina dėl kitokių intencijų, tarkim, pinigų, ne? Nes girdėjai yra apie greitus pinigus ar panašiai. Bet čia toksai gaunasi, ar tau patinka žmonės. Gal jam nepatiko žmonės pakankamai. Galbūt, bet kiek laiko, ta prasme, vis tiek, ir mokiniai, ir tu pats, per kiek laiko žmogus, per kiek tų vizitų, sakykime, jisai susikuria tą ryšį. Kaip tu įsivaizduoji, mes nekalbam apie skaičius šiandieną, bet iš praktikos tiesiog, kiek tau užtruko. Nes aš, pavyzdžiui, pati prisimenu labai senai tuos pirmus turėtus klientus ir tie pirmi, jie ten tiesiog negrįžo, nes ten viskas buvo blogai ir paslauga blogai, ir komunikacija blogai ir taip toliau. Bet aš taip įsivaizduoju, kad turbūt, ta prasme, nuo pusės metų iki metų laikotarpyje tu jau susikuri tą ryšį, nes tu iš principo jau ten žinai apie kliento vaikų vardus, ten nežinau, ką jisai valgė pietums ir taip toliau. Ir jis tada, man atrodo, nebėra jautrus nei kainai, nei lokacijai, nes jisai tiesiog nori, aš nežinau, kiek tu turi tų iš klientų tapusių žmonių draugais, nes aš tai tokių tikrai turiu ir ne vieną. Bet čia mes kažkada su kolegom diskutavom apie tai, kad
labai dažnai tai tampa vis tiek kažkokie nueina iki draugystės, ypatingai jeigu ten lankosi 2, 3, 5, pas kažką iš vis yra po 30 metų žmonės lankosi, jeigu ten klientų vaikai užaugę savo vaikus pradeda atvesti, tai jau tai toksai gaunasi kaip tu netiesioginis šeimos narys tam žmogui. Taip. Kai tu gali klientų paklausti, kaip tam jo pusbroliui sekėsi tose atostogose, tai jau toksai... Na, bet turbūt vis tiek mes... Vis tiek manau, jo, apie metus, manau, apie metus. Manau, kažkaip nes vėl turbūt ir pradžiai ta rotacija būna didesnė šiek tiek, nes kažkas grįžta, kažkas negrįžta, bet tie jau grįžtantis, jie vis tiek turbūt vis tiek kokių ten 4-5 vizitų reikia, ne, kad tu apsišlifuotum, kad... Vien ta, kad paslaugą jam grinai individualiai išgrinintum, nes vis tiek, yra tos, kad ir kokią ten tą paslaugą duodam, tai aišku, tai yra techninė pusė, techninė bazė, bet to pačiu yra ir pritaikymas individualiai žmogui, ten iš pirmo karto nepadarysi tobulai. Čia va tas ir gaunasi, kad kaip, ir atsimenu kažkada su dar kitų kolegų kalbėjom, kad nerašytinė taisyklė, kad kirpėjas turėtų apkirpti tobulai iš 3 karto. Okay. Pirmas kartas susipažinimas su juo, jo plaukais ir panašiai. Antras vizitas klaidų tvarkymas. Tai gaunasi, kad antrų vizitų labai svarbu paklausyti, kaip pataugo, ar viskas buvo gerai, kas nepatiko, kas patiko, ką paliekam, ką keičiam. O trečias vizitas jau tas turėtų būti, kur tu maksimaliai gerai padarai. Jeigu iš 3 vizito tavęs dar nesugebėjo gerai padaryti, jau gali pamatyti kitur. Į tą temą. Viena klientė sako, man niekada ten nenudažo plaukų. Ir aš sakau, o tai gal jums tiesiog reikia pakeisti specialistą, nes jisai negali, jis tiesiog negali, nes jis neturi žinių ir kompetencijų padaryti tai, ko jūs norit. Arba su jūsų plaukais yra neįmanoma to padaryti. Jo. Nu, ta prasme, čia taip kaip aš dabar esu garbanotė ir sakyčiau, noriu, kad tu padarytum man juos tiesius visam gyvenimui. Nu, tai genų nepakeis. Gal eitų skalpą nulupti ir susodinti kitus? Čia visiškai ne į temą, bet sakė, jau dabar tas yra... Kita plauką susidina? Ne, galva žmogui taus neužilgo galės pakeisti. Nuima galvą. Smegenų negali pakeisti, nuima galvą ir uždeda ant kito kūno. Jo. Štai kur mes gyvenam. Plaukų kitų negausit, bet kitą kūną galit. Žinai, kas yra įdomiausia? Šitoje vietoje, visiškai ne į šitą temą, bet žinai, čia buvo klausimas, žinai, apie tai, kas tampa donoru. Okay. Nes į mano kūną įdedant tavo galvą, tai tu tampi aš. Nes tavo smegenys yra mano kūne. Nice. Tai aš tampu tavo donoru. Ok, galėsim sugalvoti. Bet čia į tą pačią netemą, tai čia buvo dabar straipsnis, buvo pirmą kartą žmogui įsodinta kiaulė širdis. Tai ten kažkiek laiko ten tos gėrė vaistus, kad pripažintų, širdis ar inkstai. Gal širdis, man rodos, buvo. Ir neprigijo visgi, ir mirė tas. Tai aš manau, kad iki galvos pakeitimo dar toli. Nu, mūsų vaikai tikrai sulauks, manau. Bet žiūrėk, o čia labai fainai, ne? Mes pakabinom tą temą, ant kiek keičiasi laikė dalykai. Ne tik tais, ta prasme, gerai, apie kiaulės širdį ir žmogaus galvos persodinimą, bet ir apie klientų aptarnavimą. Ir per laiką istoriškai, ne, ta prasme, jeigu prieš turbūt 30 metų, bet kokia paslauga, tokia kaip kirpimas, daugiau mažiau buvo tiesiog higieninė procedūra. Žmogui užaugo plaukai, jam juos reikia nukirpti. Užaugo nagai, jam juos reikia nukirpti. Koks tavo manimu yra įvykęs tas pokytis ir kaip vis tik tais yra šiandien? Bet aš iš karto galvoju, kad galbūt dar tai priklauso nuo lokacijos, nuo netgi geopolitinių turbūt įvykių, nes aš taip įsivaizduoju, kad tu sakai tą sakinį, man toks iš karto galvoju, turbūt Italijai visais laikais, arba kaip Prancūzijai, turbūt visais laikais kirptis buvo ir grožio elementas, ne tik kad higieninis. O pas mus galbūt, kur ir ta geopolitinė situacija tokia visą laiką aštresnė. Tai galbūt kitaip, vis tiek. Bet pas mus iš tikrųjų, man atrodo, kad įvyko tas didžiulis pokytis tarp tos higieninės procedūros ir šiandien dienai, man atrodo, kad žmonės jau ateina, ta prasme, ir kurtis įvaizdį, ir megzti santykius, ir iš dalies net praleisti laiką. Nu, aš žinau, kad tu turi tokių klientų, kurie galėtų pas tave nesilankyti, bet jie ateina tiesiog parelaksuoti. Jo, aš sutinku. Ir to pačiu, žinai, taip galvoju, kad čia gavosi ganai su tokiu
laisvės pojūčių, tokio gyvenimo kažkokio atsipalaidavimo, saugumo, atsiradimų pojūčių, bet kilo ta grinai, kuo geriau pasidaryti, kuo gražiau apsikirti, kuo geresnius pasidaryti, nežinau, nagus, kuo gražesnius. Bet dabar toksai gaunasi, kad jau vėl kitokie, vėl tos tendencijos biškai kitokios, kur jau toksai atsirado dėl kažkokio ryšio, dėl socialinio pabendravimo kažkokio ir panašiai. Tai manau, kad tiesiog Tai mes iš principo... keičiasi, aš manau, kad visą tai vis tiek. Tai va, tai čia tą ir turiu omeny, žinai, kad keičiasi, bet ar mes grįšim prie kirpimo kaip higieninės procedūros? Nu, aš nežinau, jeigu... Pakalbėsime apie tai po 50 metų. Vienai. Keičia, nu aš galvoju, kad jo, nu, jeigu būtų, jei vėl visus vyrus išveš dirbti į fabrikus arba į frontą, tai vėl bus kitaip, nu. Tai... Nu, tame taip, tiesos yra, bet prie šių dienų aplinkybių, aš manau, kad išliks tik tais tie specialistai, nu nežiūrėk, kerpa visi panašiai, vieni geriau, kiti blogiau, bet mes grįžtam net ir prie to pačio teiginio, ne, kad kai kurie prasčiau kerpantys turi daugiau klientų negu tie, kurie kerpa gerai, vien todėl, kad tas bendravimas ir tas kliento aptarnavimas ir tas ryšys yra sukuriamas žymiai didesnis. Jo. Aš manau, kad labai tai kyla iš to tokio dar kūdikystės gal stadijų, bet tokio atmetimo visiems socialiniams tinklams ir panašiai. Ir toks yra, taip atrodo, kad žmonėms atsiranda tas poreikis vėl gyvo jausmo, gyvo žmogaus, gyvo bendravimo. Tai automatiškai va tokios paslaugos, tai kaip šiuo, nu, tarkim, šiuo atveju kirpimas, vat ir duoda tą tokią puselę, kur tu nepabūni su tom žmogum, pabūni tam energetiniam jo lauke, tam su jo bendravimu ir panašiai. Kaip tu manai, jeigu ta prasme, nu kas yra realiai nerealu, bet jeigu nebeliktų žmogaus, nu tarsi, robotas galėtų nukirpti žmogų, ne? Padaryti identiškai tokį pat kirpimą robotas ir žmogus. Ar žmonės rinktųsi robotus? Aš manau, kad rinktųsi robotus taip pat, kaip dabar renkasi labai blogus specialistus. Nes tikrai yra žmonių, kuriem nueina prie arčiausiai namų higieninė paslauga. Bet va čia yra man fenomenas, pavyzdžiui, konkrečiai apie vyrų kirpėjus, ne? Yra ten kokia nors Zita, nieko prieš Zitas, kuri kerpa 30 metų ir jinai kerpa tuos 30 metų lygiai taip pat. Ten, ta prasme, kokybė dvejetui gal, ne? Bet tie žmonės tą 30 metų pas ją eina. Jo. Nu, ir sako, man okei. Jau tada aš manau, kad netgi jau nebe higieninė paslauga lieka, o būtent tas prisirišimas. Įprotis, tiek, kad ne, mes dienos pabaigoje esam įpročių vergai savo vis tiek. Per 30 metų suduoja 30 metų, eini pas tą patį žmogų kirptis, tau net nekiltų mintis iš vis kaip eiti kitur. Tai. Nebent tavo Rita mirtų. Rita, Zita, nelinkim nieko mirti. Bet va čia, žinai, čia man yra kitas tas klausimas. Specialistai, mano manimu, nežinau, galbūt man paprieštarausi, jie nelabai nori augti kliento aptarnavimo tematikoje. Aš manau, žinai, kad čia yra augimo stadijos, nes kai tu esi, o mes, kadangi vis tiek toj, tarkim, nepriklausomoj Lietuvoje neteikė ilgai, tai automatiškai tokios stadijos būna, kur iš pradžių tu labai nori vien tik techninių dalykų, tu nori geriausiai padaryti techniškai, o paskui atsiranda tas momentas, kada tu jau pradedi verstis ir tu nori, tu žiūri, nebėra kur daugiau techniškai padaryti geriau, gali tu ten pakeisti kažką, pasirinkti kažkokių patarimų ir panašiai, bet vis tiek tai yra lubos, o kur dangus? Dangus yra jau bendravime, jau emocijai ir to kliento emocijai, to pasitenkinimo kliento, arba galų gale jūsų abiejų su klientu tokio bendro kažkokio pasitenkinimo. Okay. Nes iš tiesų turbūt, ta prasme, nu, ir tu nepaprieštarausi man šitoje situacijoje, kad tu kartais pavargsti nuo to, ta prasme, tau atsibosta tas techninis dalykas, kaip ten kažkoks tiesiog kirpimas, ne? Ir ta prasme, tu vis tiek tada nemeti savo tos specialybės
tu vis tiek tada daugiau eini ir kabiniesi į tą, žinai, santykių su žmogumi, tobulini tuos dalykus, kurie yra dar, kurie iš viso, žiūrėk, jeigu kirpime yra technikos ir tu, gali pasiekti lubas, tai tu tame aptarnavime ir tame ryšy ir tame santykė, tu, man atrodo, neturi jokių lubų, nes tu gali skirtingose niuansuose, nišuose ir aspektuose kažką tai atrasti, pritaikyti ir iš to turėti kažkokį vėl malonumą. Nes negali išmokti tobulai ten aptarnauti kliento ir... Nėra vis tiek, yra gairės, ne, to aptarnavimo, bet tai vis tiek negali būti užbrėžtų taisyklių. Nes tiek daug yra individualių skirtingų žmonių, tų tipažų žmonių, dienos gale tipažų tų klientų. Ne veltui tą visą psichologiją ir analizuotos visus klientų skirtingus tipažus, kad būtų gairės, būtent. Šiek tiek vėliau. Kad būtų tos gairės, kaip su jais elgtis, kaip su jais bendrauti, kaip prie jų prieiti. Tai, Nes ne visiems viskas tinka tarsi ne visiems tinka vienodi dalykai. Tai. Tarsi, jeigu pagal tipažus, jeigu vienam, aš pavyzdžiui, galiu įvardinti savo tipažą, visi puikiai žino, direktorė net yra įvardintas toksai kaip tipažas. Ir žinot, šitie klientai labiausiai, man atrodo, užknisa, nes jie aiškina tau, kaip tu turi dirbti. Bet ne iš piktos valios. Aš pagal save galiu pasakyti. Bet dėl to, kad, tu toks esi, koks esi. Ir tau atrodo, kad tu darai gerą, tu nori padėti. Nors paskui gale dienos suvoki, kad jam nereikia pagalbos, jis viską ir pats puikiai moka. Vadinasi, reikia tiesiog išnuomoti įrankius direktoriui, jeigu pasidaro pats viską, jeigu taip gerai žinau. Bet čia blogas direktorius, kuris viską daro pats. Bet tas ir gaunasi, kad kars nuo karto vis tiek būna, tu girdi tokių ypatingai iškas dar šviežesni savo vėžiuose. Būna toksai, kodėl tas žmogus taip elgiasi su manim, čia tas žmogus neteisingai su manim elgiasi, čia nuolat kabinėjasi, čia jis į taną. Bet čia tas ir gaunasi iš nemokėjimo išgryninti savo to kliento ir suprasti, koks jisai ir kaip prie jo prieiti panašiai. Tu negali visą laiką prie visko ir visų taikyti vieną tą pačią taisyklę. Taip. Neįmanoma. Čia kaip, pavyzdžiui, su tais klientais iš rytų, iš Indijos ir panašiai, kur visą laiką visi verkia, oi, čia jie labai priekabūs. Ir atsimenu, kažkada pas manęs iš Albanijos buvo studentas, kirptis ir apie tai ir kalbėjom, nes jis irgi ten čia. Ir paskui turėjom su juo diskusiją apie kodėl taip yra tiesa rytuose. Ir jis man tada gerai paprotino, kad rytuose tas eiti į kirpyklą rytuose yra socialinis dalykas. Jie eina dažnai, kas 10-11 dienų, moka nedaug, eina dažnai. Jie dažnai nueina ir sėdi nuo pat ryto toj kirpykloj, bendrauja. Gal net neapsikirps tą dieną, gal net nebus laiko apsikirpti, bet jis pabus. Čia kaip į kavinę. Tai tai pas juos tas kirpimas visą laiką yra kartu dalyvauja. Tai pas juos tas ir yra, kad gal čia. Tai jis nepriekabiauja? Jis nepriekabiauja, jis dalyvauja kartu. Va. Tai aš tas ir būna, mokiniams tas būna dažnai toks niuansas. Man irgi tas buvo labai sunku, kol to nesupratau. Bet tokie klientai labai galiausiai tu juos vertini, nes jie kažkokių pastebėda niuansų, leidžia tau tobulėti. Čia labai vertingi klientai iš tikrųjų. Bet čia vis tiek viskas priklauso nuo tavęs. Jo. Kaip tu į juos žiūri, į tuos skirtingus tipus, į jų elgesį ir kaip tu tai vertini, ne? Nes turbūt, žiūrėk, aš taip galvoju, kad kol tu pats savim nepasitikė, tai faktas. Kiekvienas tas kliento pasakytas dalykas, jis tavo tą pasitikėjimą dar labiau smugdo, ne? Nes tu galvoji, jis čia mane kritikuoja. Nes iš viso esam linkę, man atrodo, prie to, žinai, kad sakyti blogai, kritikuoti ir priimti dalykus, kurie nėra kritika kaip kritika, ne? Jo. Tai pačioje pradžioje, tai yra labai sunku išlaikyti tą ir pačiam balansą. Jo. Bet tiesiog gaunasi, kad tas, žinai, pasitikėjimas yra dvi ašis. Yra pasitikėjimas savo techninių dalykų ir pasitikėjimas savo asmenybės. Bet tas techninis pasitikėjimas jis labai trapus, sakyčiau. Nes tikrai nekartą mačiau ir tarp tų pačių mokinių, kur jie labai gerai apkerpa, ten gerai viską padaro techniškai. Bet atsieina, sako, o čia pataisyk. Ir aš matau, kaip jie iškart sulūžta. Vien dėl to, kad tas asmeninio trūksta pasitikėjimo, o net ne techninio pasitikėjimo.
Tai mes žiūrėk, tik dabar ties šovėm tokią išvadą, kad iš principo tu gali būti geriausiai kerpantis specialistas techniškai, Jo. bet jeigu tu savęs kaip asmenybę neauginsi ir neauginsi visų mažų skirtingų dalykų, Jo. tai ta prasme, tave net ir geriausiai atlikti kirpimai gali smugdyti žemyn. Nes Jo. tavo kirpimas nenusako apie tave kaip apie asmenybę, koks tu esi. Tai. Tai žiūrėk, ar galiu padaryti išvadą, kad mūsų šiti susitikimai ir bus apie tai. Kaip auginti save kaip asmenybę, kaip tobulinti visus mažus dalykus, iš kurių susideda visas galutinis rezultatas, o tą galutinį rezultatą būtų turbūt galima įvardinti kaip patenkintą, Jo. laimingą klientą. Ir aš kaip specialistas esu augantis, auginu savo pasitikėjimą ir turiu tą ryšį, kuris mane tenkina. Jo, nes aš taip galvoju, kad vis tiek šita medalio pusė tokia yra nustinta į šešėlį, nes vis tiek ir tau kažkada reikėjo tą užauginti skūrą, ir man reikėjo, ir kiekvienam realiai specialistui tą skūrą kažkokią reikia užsiauginti, bet tai nėra nepakankamai galbūt apie tai šnekama. Bet žinai, aš galvoju, aš, pavyzdžiui, pati auginau savo skūrą labiausiai per tą prizmę, kad man reikėjo išmokti tapti direktorę. Taip. Ir aš galvoju, kiek aš turėjau perskaityti knygų, perklausyti knygų, susidurti su žmonėmis kažkokiais, tai ta prasme, ir rinkti, ne? Nu, ta prasme, nes visur mes kažką tai šiek tiek paimam. Ir kiek tau daug, turbūt, nežinau, 50 psichologinių knygų reikia perskaityti, kad tu jau sakytum, okei, ir čia biški, ir jau daugiau mažiau ten kažkoksai tas branduolys susiformavęs. Tai čia gal, kaip sakau, tu teisingai užsiminė, ne, kad mes norim dalintis ir planuojam dalintis savo jau sukramtytą tą informaciją. Tai. Bet tai toksai ir gaunasi, kad vis tiek, galbūt naudingiausia ir yra, kai gali iškirsti istorijų kitų žmonių, kuriems, kaip jiems sekėsi vaiti to keliu, kaip jie save augino. Nes realiai aš pats irgi dar 30 metų dar buvau labai silpno charakterio, su manim net mano švogeriai nebendravo, neturėjau hobių, nieko nemokėjau realiai. Tai tas toksai sunkių kelių, toksai, nežinau, kažkam gal naudinga. Bet aš manau, kad visi mes turim tų sunkių kelių. Aš kaip šiandien atsimenu, kada mano buvo tas, žinai, lūžis, kur aš sakiau, taip daugiau nebegali būti ir aš privalau užsiauginti savo stuburą, kad aš po susirinkimo su darbuotojais valandą neverkčiau. Būtent. Nes tave, žinai, suvalgo, ta prasme. Tai, bet turbūt visiems įvyksta tas lūžis, kuomet ateina laikas kažką pakeisti. Jo, bet gal ir bus kažkam smagu pažiūrėti, paklausyti ir pagalvoti, gerai, aš ne viena čia tokiam keliui. Kažkas irgi. Čia visi iki vieno turbūt visi yra. Visi iki vieno eina, bet visi tame dažniausiai tyli, verkia namie. Ne, tai viešai verkia tik tais influenceriai. Jo. Tai, Pauliau, ar galim sakyti, kad kaip čia, kad ir klientų, kaip čia, įžanginė tema ir mūsų toksai turbūt bendrai prisistatymas yra... Gražiai apipavidalinom apie ką mūsų šitą idėją. Okay. Tai ačiū už jūsų skirtą laiką mums ir iki sekančių pasimatymų jau truputėlį detalesnėse temose. Gražios dienos. Iki!